Jau šiandien gali būti ta naktis, kai tu įjosi ant baltų žirgo arba būsi išneštas ant lentos. Taip, aš kalbu apie tavo erekciją, aš kalbu apie tavo lytinį gyvenimą, kuris gali būti, kad ne visą laiką buvo, yra arba bus geras. Priklausomai nuo tavo gyvenimo būdo, ką tu veiki, kaip tu elgiesi, gali būti, kad dabar tai skamba tau juokingai, tačiau už keletų metų gali būti, kad tai bus liūdna ir ta tema, kurią tu nedrįsi kalbėti net su artimiausiais savo draugais. Netgi bijosi apie tai prisipažinti savo žmonai, meilužiai arba šiaip artimai kokiai draugiai. Ką daryti? Susirūpink savo sveikatą dabar. Nes erekcija tai yra tas dalykas, kuris garantuoja vyrui sėkmingą gyvenimą. Tai yra tavo kelias į karjeros augimą, nes už tai atsakingas testosteronas. Tai yra tas kelias, kuris gali tau pakloti pamatus tavo palikonims, ar ne? Tavo sveikata tai yra tas transportas, kuris tave nuveš į ateitį. Ką daryti, kad erekcija būtų gera? Labai paprasta. Atlikti keletą žingsnių. Susitvarkyti mitybą, atsisakyti arba sumažinti žalingus įpročius, susitvarkyti psichologiją, psichosomatiką, nervai, centrinė nervų sistema, kad veiktų stabiliai, bei susitvarkyti fiziologiją. Kaip tai padaryti? Parašyk man, aš tikrai padėsiu. Beje, palieku čia telegramų nuorodą, kur gali man rašyti. Bei, jeigu nori daugiau kontaktų, tu visą laiką juos rasi mano TikToko profilio aprašyme. Susisiek, sudėliosim planą tavo sveikos gyvensenos ir geros erekcijos. Nelauk.